mūsų Vilniai prieš 1,5 metų, 22 metų spalį, buvo diagnozuota onkologinė liga, tai ūminė limfoblastinė leukemija. Labai ilgai svarstėm dėl svajonės, nes tiesiog suprantam kaip tėvai, kaip suaugę žmonės, kad šuo yra didelė atsakomybė, nes reikia ir jį labai mylėti, ir juo labai rūpintis, kad ir jis būtų sveikas. Ir Vilniai vis pasakojom, kad kokių tų gali būti kitokių svajonių. Sakau, tu gali nuvykti į Laplandiją, aplankyti Kalėdų senį, pamatyti tikrą Kalėdų senį, arba kur nors nuvažiuoti, kur šilta, kur daug baseinų ir maudytis ir viskas. Gerai, jai patinka, jinai mėgsta dalyvauti, mėgsta pramogauti, sako, jo, norėčiau, bet pasvarsto, pagalvoja ir jinai sako, bet aš labiau noriu šuniuko. Mes neturėjom jo niekada, bet mes visada, atrodo, gyvenam su šuniuku. Mes einame į parduotuvę, užsukam į gyvūnų skyrių, ten renkam žaislus, dubenėlius, maždaug kokį čia pirktumėm jai būtų, kokį guolį. Jisai vyras visada, ne, čia tikrai nenoriu, kas čia jo rūpinsis, čia per lietų kas vežioja, tik vyrai per lietų vežioja, čia moterys neina per lietų su šunimis. Ir po to man labai buvo tas smagus momentas, kada jisai, aš matau, kai jis mato, kaip jinai, ar parke, ar gatvėje, ar kažkur, ir kaip jisai sako, žinok, reikia. Ta prasme, kad kuris pats didžiausias buvo, kaip pasakyti, tas, kuris nenorėjo, ir kai jisai pats tikrai suvokė, kad reikia. O pačią veislę, tai gal čia truputį ir mama padėjo, nes mama pasiskaitė, kad, nesišeria. Vienas iš didžiausių pagrindų tikrai, kad nesišeria, kad yra tikrai pakankamai draugiški, meilūs, švelnūs, nealergiški, kad tiesiog vis tiek. Ir norim visiems labai padėkoti savo artimiesiems, savo draugams, kurie tikrai iš kai kurių net nesitikėjau tokio palaikymo, tokio rūpesčio, tokio supratingumo. Ir žinoma, labai norime padėkoti Santariškių onkohematologijos skyriaus gydytojoms, ypatingai mūsų gydytojai Godai Vaitkevičienei, kurios nepaprastai didelė širdis, labai rūpestinga, labai nuoširdi. Slaugytojom labai dėkojam, labai nuostabios, tikrai labai dirba sunkų darbą, jos rūpinasi vaikais. Žinoma, labai norime padėkoti tai jūsų Kaukėno paramos fondui už nuostabią, už patį didžiausią Vilnės svajonę, ne tik Vilnės, čia ir sesės tikriausiai. Taip pat labai norime padėkoti labdaros vakaro metu Nidoje aukojusiems žmonėms. Ačiū!